Mūsų eksperimento tikslas išmatuoti žinomų ir nežinomų medžiagų lūžio rodiklį pasinaudojant šviesos lūžio ir visiškojo atspindžio dėsniais. Tyrimo problema. Kaip pritaikyti šviesos lūžimo dėsnį prizmės medžiagos ir skysčių lūžio rodiklį nustatyti? Kaip pritaikyti šviesos visiškojo atspindžio dėsnį prizmės medžiagos ir skysčių lūžio? Tyrimo hipotezė. Šviesai lūžtant kritimo kampo sinuso ir lūžio kampo sinuso santykis yra pastovus dydis. Ribinis visiškojo atspindžio kampas tenkina formulę. Čia mes galime pamatyti lūžimo ir visiškojo atspindžio kampo schemas. Taigi, pritaikysime šviesos lūžimo dėsnį prizmės medžiagos lūžio rodikliui nustatyti. Taigi, apskaičiavę nustatėme, kad prizmės medžiagos lūžio rodiklis lygus apie 1,5. Dabar pritaikysime šviesos visiškojo atspindžio dėsnį prizmės medžiagos lūžio rodikliui nustatyti. Taigi nustatėme, kad prizmės lūžio rodiklis lygus 1,49, o ribinis visiškojo atspindžio kampas lygus 42 laipsniams. Visiškas vidinis atspindis naudojamas šviesolaidėje. Šviesolaidis tai labai planos skersmens stiklo pluoštas ar gijų kabelis. Tai cilindrinis dielektrinis bangolaidis, kurio dėl visiško vidaus atspindžio išilgai ašies perduodama šviesa. Paveikslėlyje galime pamatyti spindulių kelią pluošte. Be to, visiško vidinio atspindžių paaiškinamas ir miražo reiškinys. Miražas tai optinis reiškinys atmosferoje, kurio dėka galima matyti mūsų supančių daiktų ir objektų menamą atvaizdą. Dėl miražo tikrų objektų menamų atvaizdų padėtis nesutampa su realia. Kartais atvaizdai būna iškreipti ir įgyja fantastiškų formų. Miražas atsiranda dėl visiško vidaus šviesos atspindžio atmosferoje esant neįprastam oro tankio pasiskirstymui vertikaliai. Dėkojame už dėmesį.